O, labas. Nu, Deividas vėl su jumis. Šiandieną turim sekmadienį, septemberį. Suplanavom nuvažiuoti, aplankyti Southwestą, patys gyvenam South. Gražių vietų nusižiūrėjom. Planuose yra pabūt apie 10 dienų nepilnai. Matysim, kaip viskas seksis mums ten. Kelionė nuo mūsų iki ten bus apie 4 valandas. Aišku, darysim sustojimų, kavytės. Važiuojam iki namų, susidedu daiktus ir į trasą. Dabar turim 6:30. Planuose buvo 5 išvažiuoti, bet kaip visą laiką mes vėluojam. Tai pasimatysim pakeliai kur nors. Turim kiek tų mylių, pasidarom nuo nuliuką iš karto, kad būtų aišku viskas, nes planuose yra pabūt apie 10 dienų aplinkui čia visur. Tai žiūrėsim, nusinulinam, kaip čia kas, lietuviškai pasivažinėsim. Nu ką, keliai jau važiuojam, suosim kavytės, degalinę pasimti. Kavytės būtinai reikia ir prieš kelionę ilgą būtina padangas persipūsti, nes neaišku kaip čia kas. Šiaip tai niekada nereikėdavo man jų pūsti, bet pasitikrinsim. Dėl viso ko, sakiau, daug daiktų neimsim, bet pas mane visą laiką per mažai jų nebūna. Vos viską susidėjau ir svarbiausia meškerę susirinkau. Nu ką, pavažiavom, nežinau, čia 20 minučių iškart stojom pavalgyti į Emkę. Wait, where we need to go straight, I think so, no? Tai pavalgysim, biškį pailsėsim ir vėl važiuojam. Nebedaug liko. Tik 3,5 valandos. Lengvai pasivažinė. Važiuojam pro angliškas dykumas, vadinas New Forest čia. Tai toj vietoje yra laukinių arkliukų, laukinių asilų. Graži vieta aplankyti, 50 minučių nuo namų. Tai va, dar turim 3 valandžikas kelionės. Nu, dar turim važiuoti 2 valandas 43 minutės, keliai krūmingi. Tai vis dar lekiam tiek, kad ant orų papuolėm, kiek supratau, visą savaitę bus lietus ir stiprus lietus, dieną naktį rodo. Tai blogiausiu atveju reiks savo kelionę baseine praleisti. Važiavom, davažiavom laukimės. Čia aplinkui mažai tų miestų, galiu pasakyti, vien tokie fermerių laukai. Šiaip gražios vietas, tikrai gražu. Aišku, kai tokie krūmynai aplinkui, sunku ką nors matyti, bet kaip iškyli kokį kalniuką, geresnį vaizdai. Vis dar važiuoja, reiks tuot pedikūrą pasidaryti. Pavyzdžiui, čia pakyli į kalniuką, iš karto geriau viskas matos, vaizdai kokie. Visai neblogai. Važiuojam. Viskas einas pagal planą. Lietutis, jie su rūku, kas nebuvo planuose tas rūks, bet tai, kaip sakiau, visą savaitėlę nusimato patogiai, bet tai vis tiek aplankysim gal kokius muziejus, ar šiaip pralėksim neišlipdami iš mašinos, kokias gražios vietas.
prognozės nemelavo, bus lietaus, tai taip reikals lyj. Lietutis. Blogai, neblogai. Be to lesėm, pusantros valandykės dar roda. Būsim vietoj. Šiaip net nieko nesimato, kad parodyt, ką nors gražaus aplinkui. O taip viskas atrodo pagal kas. Nu, ką jūs keliautojai? Nebetoli esam, pusantros valandykės. Mažiau, valandos 17 minučių, bet tai reikia vis tiek perikūrą daryt, stot pavalgyt kokį burgerį greitą ir tęst kelionę. Orai, kaip čia pasakius, Naglijo šulija susakyti tokie šuliški orai. Lekiam, karočiai. Vieną valandžykę beliko važiuot. Naglija šulija nemelavo, bus protarpis lietus. Turėjom stipraus lietaus, rūkų. Dabar viskas normaliai, atrodo, važiuot galima. Gerai, pasimatom valandžykės, po jumų sekundės. Very go, atvažiavom į Kornvalį, važiuosim iki Niukiai, Miščiuką, 12 mylių liko, o tokie visokie keliai, pušingi, tai būtų krūmingi. Važiuojam prie jūros, sustojom pavalgėm skaniai, važiuojam dabar nusipirkau lietpaltį, nes nežinau, turiu meškerį įsidėjęs, norėčiau nuvažiuot pažvejot, tai kad net nežinau kaip čia kas. Šiaip dabar pažiūrėjom orus, orai roda bus permainingi. Tai jau antradienį mačiau, kad roda be lietaus. Šiaip rodė su lietum bus. Tai bus matyt kaip kas. Važiuojam, matysim prie jūros už sekundę. Pagaliau kažkokiai civilizacijai atsiradom. Prieš tai sakau, tais motorivėjais važiuoja, lietus lyn, rūks. O čia jau kažkas taip panašiau į Miščiuką. Kalnuotas labai vietas. Namai labai gražus. Ir daug gulinčių policininkų, vadinam. Nežinau, bandysim dabar prisiparkuoti ir jūrą susirasti. Štai ir atvykome. Nežinau, kur čia esam. Čia yra Atlanto vandenins po kairė. Čia kalnai, kalneliai. Ten matau yra iš labai toli smėliuks. Bandysim tą pačią kažkaip nusileisti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas bus. Tai va taip. Iki pasimatymo ant kranto, kaip sakant, iki. Prisiparkavau kažkokio neleistino vietoj. Bet kas čia, žiūrėkit. Kokie vaizdeliai. Gražu. Kiek girdėjau, geriau nevaikščiot labai arti tų krantų pačioj. O taip viskas atrodo. Arti nenori eiti. Gražiai. Ten toli irgi nesimato per kamerą. Yra viešbutis.
Ir paros kaina nuo 150 svarų prasideda 2 žmonėm. Tai mes įsinuomavom kažkur toj pusėje, dešiniau, 10 minučių nuo čia. Tai bus matyti. O taip, viskas atrodo. Pasimatysim kitam krante. Nu ką, šiam video tiek, tai pasimatysim ne už jūrų marių, bus daugiau vaizdų ir gražių vaizdų. Šiam kartui tiek, iki.